Lyčių lygybė yra padėtis, kai vyrai ir moteris turi tas pačias teisės, pareigas ir galimybės visose pagrindinėse gyvenimo srityse. Lyčių lygybė reiškia, kad moteris gali dalyvauti politikoje ir daryti įtaką visuomenėje, lygiai taip pat kaip ir vyrai, kad moteris turi tas pačias galimybės būti ekonomiškai nepriklausomomis, vienodas sąlygas įsidarbinant ir dirbant, vienodas galimybės mokytis ir siekti išsilavinimo, o taip pat planuoti savo laisvą laiką, vystyti asmeninius siekius, vienodas atsakomybės, rūpinantis namais ir vaikais. Lyčių lygybė taip pat reiškia, kad moteris yra apsaugotos nuo smurto dėl lyties. Lyčių lygybė laikoma sudėtinė, tarptautinių lygių pripažįstamų žmogaus teisių dalimi. Tik šiuo atveju lygybė yra susijusi būtent su lyčių santykiu. Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo konvencijoje yra nustatyta, kad norint pasiekti visišką arba realią vyrų ir moterų lygybę, reikia keisti tradicinį lyčių vaidmenį visuomenėje bei šeimoje ir taip pat įsipareigojimą mažinti moterų diskriminaciją bei siekti realios vyrų ir moterų lygybės. Valstybės gali numatyti skirtingus atvejus, kada nelygiavertis moterų ir vyrų vertinimas ar nevienodos sąlygos nėra laikomas diskriminacija. Tai yra taikyti specialiasias priemonės. Kas nelaikoma moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu, moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu nelaikoma specialios priemonės, apsaugančios moteris, pavyzdžiui, nėštumo metu, karo prievolės atlikimo atveju, taikant skirtingą tam tikrų bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas. Taikyti specialias priemonės leidžia ir Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo konvencija. Dėl istoriškai susikloščiusios moterų ir vyrų nelygybės, visiškos lyčių lygybės iki šiol nėra nei vienoje pasaulio valstybėje. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis 2021 metų Europos Sąjungoje taip pat nėra lyčių lygybės ir atsižvelgiant į dabartinius vystymosi tempus, užtruks apie 3 kartas, kol bus pasiekta visiška lyčių lygybė. Tačiau dėl nenumatytų aplinkybių, tokių kaip pandemija ar karas, tai gali trukti ir ilgiau. Kartais išskiriama formali lyčių lygybė ir visiška arba reali lyčių lygybė. Taigi, kuo skiriasi formali lyčių lygybė nuo realios lyčių lygybės? Formali lyčių lygybė tai teisinės priemonės, vienodo požiūrio principas ir pagrindinių laisvių pripažinimo ir naudojimosi jomis principai. Priemonės, kurios užtvirtina lygias lyčių galimybės politinėje, ekonominėje, socialinėje, o taip pat kultūrinėje, pilietinėje ir bet kokioje kitoje srityje. Visiška lyčių lygybė arba reali lyčių lygybė tai formalios lyčių lygybės ir rezultatų lygybės derinys, reiškiantis, kad teisinė lygybė, lygias galimybės ir vienodą požiūrį į moteris ir vyrus papildo rezultatų lygybę. Reali lyčių lygybė reikalauja, kad lyčių lygybė būtų aiškinama atsižvelgiant į platų kontekstą ar realybę susijusią su nepalankiomis moterų sąlygomis. Galvojant apie kontekstus, kalbama ir apie tai, kad moteris nėra vientisa grupė. Moteris yra pačios įvairiausios ir turi įvairias nuomonės ir patirtis. Čia yra svarbu prisiminti sąveikų teoriją. Sąveikų teorija tai socialinių mokslų sąvoka, kuria siekiama atskleisti konkrečias priespaudos situacijas, susidarančias susikertant galios santykiams, grindžiamiems, pavyzdžiui, rase ir lytimi. Gender mainstreaming arba lygių galimybių integravimas. Tai yra strategija, kuria padeda suvokti mūsų visuomeniai būdingos moterų ir vyrų nelygybės priežastis ir ieškoti priemonių šiai padėčiai taisyti. Šio integravimo tikslas vėlgi siekti realios moterų ir vyrų lygybės ir tokia strategija, lygių galimybių integravimo strategija siekiama, kad moterų ir vyrų interesai, jų patirtis būtų paisomi, įgyvendinant ir prižiūrint, kaip įgyvendinamos politinės nuostatos, kad abi lytis gautų vienodą naudą ir nebūtų stiprinamos nelygybės. Galutinis tikslas - vėlgi pasiekti realią lyčių lygybę.